Toliau laidoje karkasinis namas su svajonių sodu atokiame gamtos kampelyje, skirtas ne tik savaitgalio poilsiui, bet ir darbui, atostogoms, o gal ir svečių priėmimui. Ir svarbiausia – širdies atgaivai. Šalia senojo namo per keletą mėnesių išaugęs karkasinis namas bendrovės Medžio Aura savininkams ir Mantei ir Dariui Miliauskams buvo jų svajonių namas. Visada norėjau medinio namo ir visada įsivaizdavau, kad aš gyvensiu tik medinėme name. Medinis karkasinis namas, kodėl? Todėl, kad prie medžio yra tikrai šiluma ir čia ar feng shui, ar dar kas nors, kalbėkim kaip norim, bet prie medžio tu tiesiog pasiilsi. Mediniam dailininkam, kai yra iškaltos sienos, medinis namas, tu geriau išsimiegi, geresnė emocija. Vienareikšmiškai jaukumas, šiluma, buvimas kartu su šeima, dar tik sakau, židinio čia trūksta, bet čia yra kitas šildymo sistema. Tai va dar malkyčia, tai būtų šis gerai. Kadangi namelis yra labai mažas, 42 kvadratų, yra poilsio zona, miegamasis ir sanmazgas, vonia, ne? Tai mes labai norėjom, kad neužsidaryti erdvės nuo visos šitos gamtos ir visą, tai pasirinkom pačius didžiausius iš tikrųjų langus, kiek tik tais iš tikrųjų realiai dabar prie tokio namelio buvo įmanoma parinkti to mažiuko. Tai kas yra gerai, kad vaizdas neužsidaro ištisus metus, ar vasarą, ar žiemą, tu visada matai pro langą ir ta prasme neužsidarai tą tokią uždarą dėžutę. Todėl, jeigu, pavyzdžiui, tik mažas namukas, tai būtinai kuo didesnius langus reikia dėtis, kad erdvė būtų, atsivertų. Tiesiog dar tiesa patarimas būtų statant namą, išeiti kiemą, visada toje vietoje po kelis kartus apeiti ratais, pažiūrėti, kokį vaizdą matysiu pro šitą langą, jeigu čia darysiu, kokį vaizdą čia matysiu, kokį ten matysiu, ką matysiu. Nes jeigu bus netinkamas vaizdas, tai žinokit, susidėk kokius nori didelis langus, jeigu jis bus pasuktas ne į tą pusę, nieko gero. Tai va, vienareikšmiškai. Kokie dar patarimai įsirengiant? Rekomenduočiau grindis daryti šviesias, vienareikšmiškai šviesias, ko šviesesnės, todėl kad vienas dalykas nesimato vaikų prinešto smėlio, nesimato dulkių tiek. Kitas dalykas, sienas, dar aišku, dar čia pas mus nepabaigta, iki galo šviestuvų trūksta, bet sienas rinktis vienos spalvos, arba balintas, arba baltas dalynintas, šiuo atveju buvo pasirinktos baltos. Tiesiog su dekoracijom galima puikiausiai padaryti pas save paskui namuose gražią erdvę. Dar čia yra nepabaigta, čia dar 3 nuotraukos atsidurti ir ten visą kitą, dar tai va. Bet čia eigoje, paskui vėliau. Ir Mantė ir Darius yra medienos ekspertai, tad patys atsakingai rinkosi šiuolaikiškas kokybiškas medžiagas karkasiniam namui, kad jis būtų tvirtas, šiltas ir jaukus. Mes matom dabar tokį, kaip aš sakau, meno kūrinį, galutinį produktą, kuriuo mes labai džiaugiamės iš esmės. Ir nuo pat popieriaus lapo mes čia planavom, braižėm, kaip jį statyti, kokio dydžio statyti ir panašiai. Per daug stipriai mes netaupėm, kad ten pigiau pastatyti, plonesnę sieną ir panašiai. Sienas mes statėm naudodami C24 medieną, kurios yra skersmuo 45 ant 195. Tai reiškia, čia yra įdėta jau 20 cm vatos. Tai va, plius yra išorė apkalta su tokia priešvėjinė plokštė 22 mm storio. Tai jau turim 22 mm storis, tą 22 cm šiltinimo medžiagos. Prieš montuojant apdailą, sakykime, ant garo plėvelės yra sudėti penketukai, liaudiškai tariant. Tai 45 ant 45 bruseliai, išvedžiota elektros instaliacija, santechnika, sudėta dar 5 cm vatos. Ir mes iš viso jau turim 27 cm vatos. Tai prašai atitinka A klasės namą. Ir mes čia būdami žiemą, kai -18 buvo šią žiemą kaip tik išbandymas, iš tikrųjų labai jaukiai, šiltai čia jautėmės. Ir plius ne tik, kad šilta, bet ir tiesiog garso izoliacija gerai yra, jeigu kažkas laukia triukšmas, čia nesigirdi. Kaip stogo danga buvo paruošta? Stogo gegnes mes naudojom 45 ant 245, tai pakankamai aukšto profilio gegnė, sakykim taip. Tai jau turim 25 cm šiltimo medžiagos ir prieš apdailą taip pat dar pridėjom 5 cm vatos. Tai mes turim 30 cm. Tai turim šiltą namą. Jau ne vasarnamį iš tikrųjų. Pasak Dariaus Miliausko, vis dar gajus mitas, kad mediniai namai girgžda ar išsikreipia.
Tačiau karkasiniai namai statomi naudojant kokybišką, kalibruotą ir klijuotą medieną, todėl yra tvirti ir patikimi, sako jis. Produktyviai greita statyba. Tai mes startas buvo to namelio pradžios rugpjūčio 16 dieną, gruodžio pradžioj pirmomis dienomis jau galėjom čia miegoti. 3 mėnesiai. 3 mėnesiai nuo nulio iki pilno įrengimo. Jo, ir dar plius į taip įrengtos yra nuotekos atskirai. Dar plius čia su visais papildomai žemė darbais. Ir tai nėra brangu, lyginant, sakykime, ir greita statyba, ir lyginant su kitom statybom, tai tikrai nėra brangu. Ir dabar iš viso, kai medienos kainos yra nukritusios, tai aš sakyčiau iš viso dėliausias variantas. Nes dabar, pavyzdžiui, dabar kaip niekada dabar verta statytis, būtent karkasinius namukus. Nes jeigu kažkas nori, sakykime, pavyzdžiui, ypatingai iš būto žmonės, kurie nori išeiti, sakykime, gyvena 2 kambarių bute, tai čia yra 42 kvadratų namelis, ane? Bet dažniausiai seno planavimo būtuose tokia ir yra kvadratūra, tai čia realiai pasidarius didelius langus, 2 asmenų šeimai fantastika gyventi ir dar ir mažas vaikas gali realiai būti. Tai tikrai iš būto tai super. Dar jeigu dar vieną kambarį pasidarius, tai iš vis čianai. O šalia namo būtina susikurti savo svajonių sodą su jaukiomis erdvėmis, pasakoja Medžio Aura savininkė Irmantė Miliauskienė. Erdvę pačią galima prasididinti iš tikrųjų, ką mes prie savo namelio čia darėm, tai didinom su terasom. Tiesiog daug terasų prisidarėm aplink šitą namą. Ir čia terasa, ir ten terasa, ir čia terasa. Tai, žodžiu, aš visada norėjau romantinės terasas, nes iš tikrųjų iš prigimties esu romantikė. Tai kaip supratau, taip ir prisisodinau šitų visų žolių gėlių ir žinokit, ir turiu dabar tikrai fantastišką jausmą ir dabar laukiu šitų odegičių, laukiu praeitą mėnesį, bet jie tik dabar atžėlė, nes čia pavėsinga labai vieta. Ką noriu pasakyti, kad būkit drąsus, nebijokit iš tikrųjų pabėgti nuo nerimo, streso į kaimą, susikurkit savo oazę, savo erdvę, nes iš tikrųjų tai yra geriausias relaksas ir jokių, žinokit, tylos stovyklų nereikia, nes čia yra mano tylos stovykla ir žemės, kiši rankas į žemę ir atsigauni.